Labas rytas, Andra. Aš tarp dviejų atsistojimų ant galvos. Ryto sportas. Ką daryti su agresija, kurią parsineša mergaitė namo? Reikia padėti ją atiduoti į aplinką. Pastebėkit, kaip jinai agresyvi. Ar neagresyvi žodžiais? Ar jinai mėgsta kažkaip žodžiais užgaulioti jūs? Ar neagresyvi veiksmais? Jeigu veiksmais, kokiais? Ar jinai stumia? Ar jinai meta? Ar jinai trenkia? Ar jinai daužo? Ar jinai spiria? Ką jinai daro veiksmais? Kitaip tariant, per tai, kaip jinai užgaulioja, mes galim žinoti, kur joj susikaupus energija pykčio. Pavyzdžiui, jeigu jinai spardo, jūs jai sakysit pakvėpuoti, tai nesuveiks, nes jai ne balso stygose vibracija energijos užstrigusi, o galūnėse kojose. Jeigu jinai stumia rankom arba daužo daiktus, o jūs sakysit patrepsiek, tai jie irgi nesuveiks, nes ne ten energija. Tai pirmas dalykas, pastebėkit, kur yra energija, kurioj kūno dalyje susikaupia daugiausiai energijos, į kokį veiksmą jie dažniausiai puola, ką jinai daro. Ir galite komentaruose pasidalinti, jeigu norite. Ir tada sugalvokite įvairių būdų, kaip iš tos vietos tą energiją išleisti į aplinką. Tai prevenciškai, jeigu jinai, pavyzdžiui, stumdosi arba trenkia, daužia, mušas esą su rankom, tai viskas į rankas. Pagalvokit, ką dukra mėgsta ir kam jinai pasirašytų, kokie veiklai su rankom. Nežinau, ar jinai mėgsta šokti, galbūt ir mėgsta šokti susikibus, jūs galite atstot kartu šokti, kaip žinot, kaip šokdavom polką. Tai tik tai rankos ne ant pečių, o rankas vieną kitai duokit. Ir taip šokinėkit kartu susikibusios. Galbūt jinai mėgsta, nežinau, piešti, bet tam reikia jūsų pagalbos, kad jinai sąmoningai per piešimą paleistų agresiją per rankas. Galbūt jinai mėgsta visokius instrumentus, tada galbūt jūs galite mums pasidalinti būgną ir su lasdelė, kurios garsiau būgnas skambės. Būtų gerai, kad per mus kartu sudalyvautumėt. Kai jinai po to supras, kad jai per tai ateina palengvėjimas, tikėtina, kad ir pati tai darys, bet per mus kartus būtų gerai, kad jūs dalyvautumėt kartu su jie toje veikloje. Iš vis ar jūsų dukra pasirašo tokiems dalykams, nes būna vaikų, kuriems bet koks pasiūlymas iš išorės, bet ką padaryti su jų kūnu, jo atsakymas būna ne. Tai jūsų dukra pasirašo tokiems dalykams, kas jai patinka, jeigu per rankas, pavyzdžiui, kas ją su rankom. Nes tai, kas yra viduj, mes vaikui turim padėti, kad tai iškeliautų išorę, kitaip jinai, aišku, tai darys netinkamais būdais. Tai jeigu viduj jos energija sukaupia rankose, tai jinai trankis visą tai, kas yra aplinkui ir dažniausiai tai bus žmonės. Tai mes norim duoti jai galimybę išsitrankyti, išsimėtyti, išsistumdyti, išsikratyti su tom rankom. Bet mes turime atkreipdėmėsi į vaiką, visų pirma, kur ta energija pas jį susikaupia ir antra, ką jisai mėgsta. Nes mes galim siūlyti tokiais būdais, kuriem bus neprimtini ir jis niekada nepasirašys. Tad pirmi apmąstymai turėtų būti, kaip pyksta dukra ir ką jūs manot, kas jai patinka, naudojant tą kūno dalį daryti, per ką galėtumėt pasiūlyti. Pasiūlyti ne kaip terapinę priemonę, o pasiūlyti, sakyti, wow, matau, tu nori stumdytis. Tavie kyla noras stumti sesę arba, wow, matau, tavo rankos nori trenkti. Tikriausiai būtų dar gerai, jeigu sakytumėt, ne tu nori trenkti, tavo rankos nori trenkti, kad akcentuotumėt dėmesį jos pačios į rankas, kad tavo rankos tarsi pavirsta atskirų organų, kuris vaikšto po namus ir trankos. Wow, tavo rankos nori trenkti. Žinau, o ką jeigu mes, pavyzdžiui, tai patinka muzika ir instrumentai, eitumėm būgnais patrankyti ir suorganizuojam koncertą, kuri greičiau, kuri garsiau, kuri stipriau būgnais trankys. Tai aišku, jūs tik tai palaikote ir esate aptarnaujantis būgnininkas tame orkestre, negrįžėte per mūsų smuiku. Tai čia ta dalis, kaip emociją paleisti. Visą laiką kūnas mums rodo, kur yra emocija. Jūs apie tai galite atkreipdėmėsi į save, kaip jūs pykstat. Ir jūs žinosit, kur pas jūs susikaupia energija pykčio. Jeigu jūs pykstat žodžiais, vadinasi, viskas susijęs su gerkle ir čia diafragma. Vadinasi, paleist galite irgi tik šitų būdų. Tai tipiškai, jeigu mes norim rėkti, tai mes paleidžiam nebylių rėkimų. Bet mes turim atpalaiduoti visą tai, kas čia susikaupia. Kitaip tai neišeis. Arba išeis ant kitų žmonių, kaip riksmas. Kita dalis, kaip atliepti agresiją, ar sakyti trenkti atgal ar ne. Ir ką iš vis sakyti, ir ką daryti.
Tai čia reikia labai aplinkinių tų suaugusių žmonių pagalbos iš tikrųjų. Vaikas turi žinot, kad kai kažkas jį užpuola, kai kažkas jį erzina, kai kažkas bando įmušti, kad jis bet kada gali pasakyti, ei, mokytoja, man reikia pagalbos, ei, auklėtoja, man reikia pagalbos, ei, treneri, man reikia pagalbos. Tai jeigu tos situacijos dažniausiai vyksta darželiuose, visų pirma, pakalbėti darželyje apie tai, kad tokia situacija dažnai atsitinka, pastebėjau, kad dukrytė tokia situacijose jinai leidžiasi mušama, pavyzdžiui, leidžiasi skriaudžiama. Paklausk auklėtoją apie tai mano, ar jinai galėtų prevenciškai tų situacijų sumažinti, ar tose situacijose, jeigu jos visos, pavyzdžiui, kyla per lauko laiką, ar galėtų kažkaip kitaip grupės organizuoti, ar galėtų dukrytė būti šalia auklėtos, ar galėtų auklėto daugiau akį užmesti, ar galėtų jinai nebūti grupelėse su tais vaikais, kurie galbūt tipiškai nuolat išsiliejant jos. Mokyti mušti atgal arba kažkaip atsikirsti nesumažins agresijos aplinkoj. Dėl to, kad jinai atsikirs arba kažkaip trenks atgal, nebūtinai tie kiti vaikai nustos muštis. Kaip tik muštinių gali dar padaugėti, nes tada jie norės atsikeršyti kitą dieną. Tai aš sakyčiau stiprinti dukrytės vidinį balsą, sakyti, kad visų pirma mokyti pasakyti stop, labai aiškiai, garsiai, tvirtų balsų sakyti stop, parodyti ženklą stop, man nepatinka, man nemalonu, aš nenoriu, kad tu taip darytum. Tai nereiškia, kad vaikas nekirs ir nemuš ir netrenks, bet tai vis tiek yra pirmas žingsnis į komunikaciją. Aš labai aiškiai pasakau, nubrėžiu savo ribas. Jūs padėsite dukrytei jausti viduje savo ribas. Man tai nepatinka, aš sakau stop. Jis išmoks atrasti savo balsą. Sakyti stop, man nepatinka. Ir tada antras žingsnis ieškoti auklėtojos arba suaugusio žmogus pagalbos. Jeigu vaikas ir toliau ją kažkaip tai užgaulioja, prašyti suaugusio pagalbos. Dar toks dalykas iš jūsų aprašytų situacijų, neatrodo, kad čia vienas vaikas nuolat prie jos kabinėtus. Čia daugiau tokie atvejai, kai baseinė plaukia ir trenkia vaikam per galvą. Ir jinai buvo tam būry, kuriam trenkia per galvą. Nebūtinai tai susijęs su ja asmeniškai. Ir tikėtina, kad tarsi tokie atvejai, kur ne prieš ją konkrečiai, kur tai buvo kažkokia vaiko iškrova ir to iškrovo jinai pasitaikė kaip tas atsakingas asmuo. Tai čia tikriausiai sunkiausia jums, kaip mamai ir kaip tėčiui, priimti, kad jūsų vaikui skauda. Ir man asmeniškai, kas padėjo sutaikyti su to, kad mano vaikui skauda, kai tą skausmą sukelia kitas vaikas. Kai namuose aš pamačiau, kad jie vienas kitam, brolis ir sesė, sukelia skausmą. Ir man tada padėjo netaip stipriai demonizuotos kitus vaikus, kaip jie taip gali elgtis su mano vaikais, kaip jie gali jiems suteikti tiek daug skausmo. Tai kad aš pamačiau, kad bet jie vienas kitam yra gebantys suteikti lygiai taip pat daug skausmo viduje šeimos. Kad tų kitų vaikų galėtų ir nebūti skausmo, vis tiek jie viens kitam mokėtų suteikti šeimoje. Kad yra neišvengiama augimo dalis, kai vieną dieną staiga mes nustojam taip santykius aiškintis. Ir man tai padėjo susitaikyti su tuo, kad išorėje jie taip pat gaus to skausmo iš kitų vaikų. Kaip ir jie patys geba jo suteikti kitiems. Galbūt nebūtinai fiziškai šiuo metu, tai nereiškia, kad tai nepasikeis. Galbūt nebūtinai su šitu vaiku, bet tipiškai tarp brolių ir sesių neįmanoma užaugti vienas kitam reguliariai, nepridarant bėdų visokių. Tai tokie apmąstymai. Iki einu toliau stovėti ant galvos.